diena, mielieji, tikiuosi, kad esate sveiki ir laimingi. Sveikinu su naujaisiais metais ir kviečiu į renginius, kuriuos vesiu ir organizuoju 2026 metų žiemą ir ankstyvą pavasarį. Taigi, į kokius renginius jūs kviečiu? Daug dėmesio šiais naujais metais skirsim Aurasomai ir sausio 23-25 dieną kviečiu Aurasomos studentus, kurie yra lankę pirmą ir antrą kursą į Aurasomos prezentacijos seminarą, kuris vyks Kaune spalvotoje palėpėje minėtą savaitgalį. Sausio 29-31 ir vasario 1 dieną į Kauną atvažiuoja įspūdingas žmogus, mano Aurasomos mokytoja iš Danijos, Mariana Mikkelsen, ir ves Aurasomos spalvų terapijos ir aromaterapijos seminarą, kuris vadinsis Gyvas energijos laukas ir spalvų bei eterinių aliejų žinia. Į šį seminarą dar galite užsirašyti, grupės narių skaičius yra griežtai ribotas, šio seminaro be abejo mes nekartosim, tai yra pasaulinio lygio renginys ir vyksta Lietuvoje, Kaune, čia pat, taip kad labai kviečiame. Dar planuoju Aurasomos 3 lygį, tai bus vasario 27-28 ir kovo 1 ir tęsinys bus kovo 6-8 dieną. Aurasomos 3 lygis, seminaras vyks 6 dienas, 2 savaitgalius. Šiame seminare dėstysiu kabalą, gyvenimo medį ir taro arkanus. Kviečiu Aurasomos studentus, kurie baigė 1, 2 ir PPS kursą, tiesiog užbaigti savo Aurasomos išsilavinimą. Na, o tiems iš jūsų, kurie dar nesimokėte Aurasomos ir norėtumėte daugiau apie tai sužinoti, labai kviečiu kovo 4 dieną į įvadinį užsiėmimą, webinarą, kuris vyks nuotoliniu būdu. Mes esame spalvos. Tai bus įvadinis seminaras apie spalvas, apie tai, ką reiškia spalvų pasirinkimas, apie subtilę mūsų anatomiją, apie čakrų žemėlapį, spalvų pasirinkimą ir žmonių archetipus. Na ir kovo 13, 15 ir 20-22 dieną planuoju vesti 1 Aurasomos kursą, taip kad dar turite laiko pasiruošti, užsirašyti, tai bus akademinis, tarptautinis sertifikuotas mokymo kursas. Jisai vyks gyvai Kaune spalvotoje palėpėje. Dar ateinančiais metais vasario 21 ir 22 dieną planuoju Reiki 2 pakopą. O kuden? Taip kad reikia praktikai, kurie sulaukėte 2 pakopos arba norėtumėte pasitobulinti, labai kviečiu. Reikia seminarą aš vedu labai išsamei, jisai vyks netgi 2 dienas, nuo ryto iki vakaro. Mes mokysimės hieroglifikos paslapčių ir išmoksime 3 simbolius reikia, kurie padeda energiją siųsti per laiką, erdvę, atstumą į vidinės ir išorinės dimensijas. Taip pat vasario 4 dieną planuoju įvadinį užsiėmimą nuotoliniu būdu Deivės kiekvienoje moteryje. Tai bus įvadas į Jungo gelmių psichologiją, archetipų mokslą ir moterų psichologiją bei graikų romėnų mitologiją, mano firminis seminaras. Ir šis įvadinis kursas vyks online nuotoliniu būdu, kviečiu visus, kas domitės, o po to susitarsim, kurią mėnesio dieną, kurią savaitės, dieną, kartą per savaitę vyks 7 užsiėmimai apie
moterų archetipus, graikų romėnų mitologiją ir mūsų asmenybę gyvenimą. Na ir kulminacija visų renginių balandžio 9-21 dieną kviečiu į kelionę, ekspediciją po Egiptą, vakarų Libijos dykumą ir oazes. Detalę seminarų programą siųsiu, jei esate mano korespondentų sąrašuose, jei turite specifinių klausimų, rašykite. Sausio 3-17 dieną būsiu Egipte, telefonu neatsiliepsiu, bet visada galite susisiekti, parašę elektroninį laišką, asmeninę žinutę per Facebooką arba per WhatsApp. Iki pasimatymo prasminguose renginiuose, neapsileidžiam, tobulėjam, patys žinote, buitis niekuomet neišlaisvina mūsų iš rutinos, o laiko ir pinigų niekuomet nebūna per daug, taip kad tik nuo mūsų priklauso iš tikrųjų, koks bus mūsų sąmonės lygis, tokia ir bus mūsų gyvenimo kokybė. Su geriausiais linkėjimais, jūsų Dalia.